tam, kad žmogus nepatektų tokias depresijas, tokias būsenas, vat kaip šitas aptartas atvejis, tai žmogui yra parašyta, kad žmogui nepakanka vien tik tai duonos, jam reikalinga yra ir Dievo žodis. Nu, taip yra parašyta, čia cituoju tekstą. Bet jeigu išversti į šiuolaikinę kalbą, tai žmogui reikalinga dviejų tipų maistas. Reikalinga maistas fiziniam kūnui, dėl ko čia nieks klausimą nekelia, kad tai būtina. Ir antra reikalinga yra gyvenimo išmintis arba informacija, stipri kokybiška informacija, kuri maitina smegenis. Ne šiaip kažkokiais kultūriniais ten reginiais, ten muziejais, ar ten muzika simfoninė, ar ten pakeliavimo po įvairias gražias šalis ir peizažus. Bet reikalinga yra suprasti gilius gyvenimo dėsnius, kurie jam duoda stiprų pozityvą. Tai jeigu mes, sakykime, grįšim į žmogišką paprastą gyvenimą, žmogaus buitį, tai mes pamatysim, kad netgi buitį žmonės daro klaidas, grubės, kartais užsižiopsoja, užsimiršia ten, sakykime, nepažiūri ten prognozės oro, išeina į kelionę, nepasiėmė skečio ar ten tinkamų rūbų ar batų. Ten išvažiuoja, sakykime, išvyksta kažkur nepatikrinę automobilio ten kokybinės būklės, paaiškėja, kad ten padangą nuleidžia ar ten, nežinau, koks generatorius sutrinka. Tai net paprastiems žmonės daro ūkiniam, fiziniam plane klaidas, o tai ką kalbėti apie klaidas, kurios daromas yra mąstyme, tai ten dar sudėtinga. Tai ir tuo atveju reikalinga yra patirtį perimti iš anksčiau. Sakykime, automobilį yra instrukcija, kad reikia ten atitinkamų būdų dėti diržus, ten stabdį naudoti tam tikrų būdų, ten skysčius tikrinti reguliariai, ten ir dar kažkas. Paprastas žmogus apie tai nedasigalvos, kad taip reikia daryti. Reikalinga kažkas, kas iš aukščiau, kas žino tą daiktą, kad to paaiškina, kad reikia teisingai naudoti, kitaip bus blogai, kažkas atsitiks. Tai yra, kitais žodžiais kalbant, žmogus yra kaip mašina, kaip sistema, jis turi savo dėsnius ir taisyklės, ne mes jį sukūrėm žmogų. Na taip, sakykime, žmogų kaip sistema, mes jį pagimdom ten jau kita kalba, bet mes nežinom jo visų vidinių dėsnių ir taisyklių ir kaip jisai sukonstruotas. Tai jo viduj veikia tam tikri dėsningumai, kuriuos reikia žinoti. Jeigu žmogus jų nežino, nepaiso, ten patenka į depresiją, patenka į liūdesį, energijos bangas, ten kai jam euforija, jisai išvaisto pinigus, ten pridaro klaidų euforiniai būsenai, bėga užkliūva iš džiaugsmo, ten susižeidžia. Kai depresiniai būsenai nesupranta, kad tuo metu kaip tik reikia arti ir dirbti iš visų jėgų ir tą bangą sukelt, kad po to būtų klientų pinigų, ten užsakymų ir taip toliau. O jisai sėdi ten ant sofos, reiškia, pultą remote spaudinėja ir dar didesnė depresija. Tai vat yra kitaip sakant, jeigu žmogus vadovautųsi tik tai, gyvena tik dėl to, kad valgytų, tai jis turės depresiją nuolatinę, turės pastoviai problemas su savo galva, su mintim, su jausmais, su širdim, su plaučiais, su emocijom, jausmais. Bet jeigu jisai gaudys tas kibirkštis iš aukščiau ateinančias, kitaip sakant, išminties kažkokius mokymus, ar blogiausia atveju, sakykime, bent jau domėsis ten kažkokiu tai rimtų mokslu, ir tai gerai. Ir tai jam ten bus peno mintims ir neuronams. Tai žmogus pats negali to užpildyti savo galvos, to maistų skirtų galvai. Jis turi iš kitų paimti. Jis turi ieškoti, medžioti tą medžiagą, kad gautų tą maistą smegenims. Ir neuronai turi pastoviai būti aktyvuojami, tokiu būdu aktyvuojama atmintis, tokiu būdu gaunama galia, nervinė neuroninė galia. Jeigu žmogus netreniruoja neuronų, tai jie nusilpsta panašiai kaip raumenys ir to rezultate nusilpsta atmintis ir žmogus pradeda daryti iš viso nesąmonės. Viena ranka vieną darbą daro, kita ranka įsitempus be jokio reikalo, jis užmiršo, kad kitoje rankoje kažką laiko, be reikalo energiją naudoja ten. Arba grįžta į namus, užmiršo, kad raktai liko ten kažkur kitam name palikti, įeiti negali ten. Tai prasme, atminties sutrikimai sukelia didžiulės pasekmes, didžiulės problemas, tai galų galia veda į Alzheimerį, jeigu žmogus, reiškia,
nervų sistemos netreniruoja. Reikia analogiškai treniruoti kaip kūno raumenis. Tik tai kitom priemonė. Tai va, tai čia ir yra, ta trumpai sakant esmė, kad žmogui reikia ne vien duonos, bet ir Dievo žodžio.